Samsung šilumos siurbliai Oras vanduo. Komfortas jūsų namuose. Visų pirma, tai pagarba Neptūnui, kurie atėjo po pertraukos nusiteikę tikrai žaisti ir kovoti dėl šitos pergalės, ką aš bandžiau padaryti su savo komanda per tą pertrauką, kad tikrai sunkiai dirbom, tikrai turėjom geras treniruotės ir to nusiteikimo aš iš jų tikėjausi, kad mes taip išeisim žaisti, o gavosi, kad mes išėjom tie, kurie, žinai, vos ne čia mes tik išeisim ir laimėsim varžybas. Ir tai buvo skaudu žiūrėti, kur elementarios klaidos, nekovojimas, kiekvienas 50-50 kamuoliai puolime, kiekvienas kažkoks tai, kur reikia energijos daugiau, mes visur vėlavom, jie labiau to norėjo ir jie tikrai nusipelnė šitos pergalės. Žiūrint rungtynės tokios dvi skirtingos pusės, ar čia ta priežastis ir gali būti tas ilgas tarpas be oficialių rungtynių? Aš nenoriu tam duoti jokios tai čia išpirkimo, kad čia nebuvo, nes antroji pusė mes žaidėm su agresija, žaidėm su kontaktu ir buvo visai kitokia komanda. Kodėl mes to negalėjom daryti pirmoje pusėje, kur elementarios klaidos, kur mes 17 klaidų, padarėm 17 klaidų, atidavėm 17 offensive reboundų, tai 34 ekstra pozicijos kitai komandai, beprotiškai sunku laimėti, ypač kai kita komanda dar pataiko. Tai man buvo sunku žiūrėti ir toks ir skaudu ir pats save kaltinu, kad gal aš nenuteikiau komandos ir turiu tą prisimti savo, nes akivaizdu, kad to nepadariau. Šiandien be Mariaus Valinsko ir be Selimo Fafanos kokio jų būklė? Selimas, kaip ir žinom, pas jį buvo plyšęs raištis nykščio ten ir ta visa situacija buvo 4-6 savaitės, tai manau dar mes tik įpusėjom tą terminą. Pas Marių taip pat yra patemptas riešas, kur mes dar žiūrėsim, kas bus toliau. Dabar turim porą savaičių iki sekančių varžybų, bet taip jų nebuvo šiandien. Labas vakaras, dėkui už sveikinimus, dėkui mūsų ištikimiausiam, atvykusiam, palaikyti. Gera pirma pusė, bet turbūt naivu būtų tikėtis, kad mes taip išlaikysim tas 40 minučių su tokia rotacija ir davėm Šiauliam pajausti kraujo kvapą ir tikrai grįžinėjo nuosekliai tas rungtynės, bet iš tikrųjų šiose rungtynėse kažkiek nesijautė tą paniką, priimdom gerus sprendimus, buvo momentų, kad net susikūrėm gerą progą, nepataikom, Šiauliai įmeta mum atgal, bet tu kaip ir jauti, kad, tiesiog gal ta atkarpa tokia dėl tų netaiklių metimų, bet ne dėl to, kad kažkokia, klaidų virtinė. Tai iš tos pusės džiaugiamės ir faktas, mums svarbiausia buvo šios rungtynėse pasiekti pergalę ir sveikinimai žaidėjam. Antras kėlinys, tas toks, sakykime, lūžio momentas, 35-22, laimėtas kėlinys, puolimu turbūt visiškai esat patenkintas jau tam kėlinyje, kurie tie pagrindiniai dalykai leido tą pranašumą susikurti ir paskui nors kažkiek ir pabarstėt, bet vis tiek užteko. Kovingumas šiandien kontroliavom kamuolius, gal gale, antroji pusėje, trečiam kėlinį pradėjo grįžinėti ir po tų atkovotų kamuolių, bet pagrindiniai akcentai buvo, žinot, mes jau ne pirmą kartą žaidžiam su Šiauliais, žinom jų stipriasias pusės, jie žino mūsų ir bandėm vieni kitiem trukdyti, jom pasinaudoti. Jautėsi, kad pasilgė gal žaidėjai tų oficialių rungtynių po pertraukos? Nežinau, tiek jų komandų, tiek mūsų buvo žaidėjai, kurie buvo rinktinėse, tai jie gal tos formos nepraradė, bet jo, ta prasme, žiūrint iš mūsų pusės, po to slogaus rezultato Karaliaus Mindaugo taurei, šiandien komanda tikrai atvažiavo su mintim nusiplauti tą šiek tiek blogą kvapą, vadinkim taip. Ir pabaigai Arnas Veličko, Donatas Tarolis, apie jų situacijas, jeigu gali. Diena iš dienos ir tikiuosi kitą savaitę, bet čia vėlgi ne man spręsti. Labai gaila, aišku, Arno gaila ir dėl rinktinės, ir Donatas rinktiniai nuvažiavo negalvodamas, tai iš tikrųjų gaila, kad taip yra, bet dabar mūsų darbas juos bandyti atstatyti kuo greičiau, kad grįžtų į ritmą.